Šiame video Žukauskas, Lietuvos sportininkas, kuris iš karto pradėjo savo pasirodymą žemų galinio rato su kombo. Taip iš karto perėjimas vadinamo B15-12, taip sustabdymas motociklo. Dabar bus daromas bene sunkiausias pats triukas motociklizme yra važiavimas ant galinio rato rateliu. Wheelie circles angliškai vadinasi. Tai yra pats daugiausiai pastangų reikalaujantis dalykas ir matome, kad jo kojos yra ant sėdynės ir galime paruošti motociklą stantui. Trumpai papasakosiu apie tai, kokias ekstremalus vairavimo paslaugas teikiame. visas balansas yra laikomas akceleracijos rankinėlė ir rankiniu stabdžiu, kuris yra įtaisytas ant kairės rankinos. Tai buvo žemės ant priekinio rato stopį su 180 laipsnių apsukimu. Tai žemės ant galinio rato nelaikant vairo rankomis, tai dabar sukinėjimasis be rankų. Tai irgi toks kombinacijos. Truputėlį nepasisekė, nes reikėjo paliesti koją žemę. Tai irgi prie triuko perėjimai gan sklandūs. Taip dabar daromas neseniai amerikiečių sugalvotas triukas, kai stovim ant motociklo vienos kojos vidinėje posūkio pusėje. Nusilenkimai motociklui. Motociklas yra Kawasaki ZX600 RR, kuris kažkiek nuo kitų priešininkų pasižymė tuo, kad yra grynai su žiedinio motociklo varikliu ir praskleisančia sankaba. Tai vėl sukimas ant galinio rato, vadinamas laipimas ant motociklo, kas yra sudėtinga. Tai peršokimas, albatrosas. Vėl perėjimas į apsisukimą, tai yra paskui vientisa programos dalis. Matyti sako jėgos. Taip matome, kad laikas į pabaigą. Padangos deginimas su įvairiomis variacijomis persėdimas ant bako, taip pat turėtų būti ir grįžimas. Taip. Galime paruošti motociklą stantui. Trumpai papasakosiu apie tai, kokias ekstremalus vairavimo paslaugas teikiame.